Tai va, šiandien remontuojam Peugeot 307 ventiliatoriaus padėčių problemą. Nes likus tik tai avarinio 4 ta padava. Ir kur rast patį kaltininką šitos problemos? Kaltininkas yra varža. Varžą reikia demontuoti iš vairuotojo pusės, nusiėmus panelės. Nusiėmus panelės mes matom daug laidų. Pagrindiniai tie laidai, kurie galėtų mums padėti, tai būtent štai vat šita jungtis, šitas spalvos daug maž būna dviejų tipų varžos, būna keramikinė ir būna paprasta. Šiuo atveju yra paprasta varža ir kur ją atieškoti. Jinai randasi arčiau mašinos vidurio už pečiuko apšildymo radiatoriaus atvamzdžių. Jeigu taip, šiuo atveju bandysiu aš jums filmuoti jos dislokavimo vietą. Štai ir pati varža, kaip jos šeimimas tas visas atrodo. Čia yra dvi vietos suim pirštams. Sukant prieš laikrodžio rodiklę, jinai išsimontuoja, palei įsideda į vietą. Štai ir visa nuoroda.